Sveikučiai. Tai va, jau kelintą, nežinau, entą įsidarau vlogą. Ir labai norėjau parodyti, kur esu. Čia man išeiginė. Mano lietuvaitė Aliona darbuojas. Iškiautusius. Tai va, norėjau parodyti, kur esu. Tai ten kažkur, ten toli apačioj yra Veilo miestelis, kur mes gyvenam. Šį savaitgalį ten didelė šventė visokių kalnų žaidimų. Vat, o aš šiandien savo keliauju. Sakiau, gal pasieksiu viršūnės, bet tuoj parodysiu, kas stojasi viršūnėse. Aš tai va. Su vaikute ir visai man nešalta. Tai va, iš tikrųjų čia kažkaip keista žmonių. Ne, baigė sezonas, kažkaip viskas tirpsta. Nu, iš tikrųjų čia jaučias, kad dar tose viršūnėse ne pavasaris. Žodžiu, čia stiprus vėjas. Nežinau, iš tikrųjų, čia aukščiai tie kalnai, kad man atrodo 4 kilometrai, bet na, aš čia taip išsivežiu. Pėdų jau. Žodžiu, čia ramekas toks. Nežinau, kaip man seksis į viršų ten pakilt. Bandau šiek tiek įdėkt, nors nelabai gerai kalnų ta saulė, bet nu ką daryti. Tikrai labai faina, kad vienas su savim pasibūdino. Nes šį pasibūdino. Tokie malonus tokie. Bet kas šiandien šito keliuku pravažiuoja? Nu, sutikau gal kokius... kas šiandien da? Bitė Maja. Tai va, kokie 7 žmonės, tai visi pasisveikinu. Ir aš pasisveikinu. Gražu, iš tikrųjų labai vis ir gražu. Nebūtų gražu, taigi video vlogą nedaryčiau. Nu gerai, tai žodžiu, aš dar kai į viršų pakilsiu, dar padarysiu video vlogą. Nu, ate. Esu apsupta kalnų. Čia geriam geriausios klasės vyną, čia pravažiuoja daug. Ir čia jau einu kokias tikrai 3 valandas, jeigu ne daugiau. Aš čia pasibėdavoju amerikiečiams, sakau, oi, pas mus tai sniego iki kelių. Tai man jie kažkaip niekad nesakė. Dabar suprantu, kodėl. Aš tokių mėlių draugui reikia valgyti. Va, savo salotų, sumuštinuką. Bet esmė, aišku, ne ką tu valgai, o kokioje vietoje tu valgai. Nu, geriausia tai, kad žmonės ant sniegą sėdi. Ne, pasidėjau akmeną tokį didelį laikraščių. Jaučiu, kad po 4 valandų ėjimo reiktų nusileisti su funikulierium. Nes ne kažką 4 valandas vėl kapot. Nu, aišku, greičiau nuvaryčiau žemyn vėliavą. Gerai, bučkis, dručkis ir bandelės jums. Keliauju toliau. Va. Piau. Aš tiesiog negaliu nepasidalyti savo radiniais. Yra tokia graži frazė, neverk pametęs, nesidžiauk radęs, ne? Aš šiuo kartu radau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 skarbonkės alaus, 3 alaus buteliuose, Jägermeisterio butelį ir šampano butelį ir 2 butelius vandens ir dar telefoną ir dar kažkokį klapsiuką. Tai jis taip ploja mandriai. Tai jeigu kitą kartą pamesti, tai tikrai žinokit, neliūdėsiu. O visą šitą gėrį radau va šitam plotį. Kažkaip jaučiu, kad kažkas čia šventė naujus metus. Bet kokie šiukšlinykai. Nu tai va, tai labai fainai, nu ką aš žinau. Šventė!
Sveiki, gerumą. Ai. Tai va kiek Monikutė kilo. Kilo. Ate.